aš tau mamytė sakė, svarbiausia kvėpavimas įkvėpė. Gėlytės aromatų ir išlaidė strėlinį kvėpė. Man mamytė sakė, kad svarbiausia yra bėgimas. Tėvui pirmiausia sakė, svarbiausia ir kvėpavimas. Bėgimas. Kvėpavimas. Sveiki, gyvi. Taip gražiai sugyvenat, žiūriu, tai kad iš toli girdėt. Tai kur čia taip svarsto dabar abudu? Eik, Biausiu, nebeklaus dabar pas mum namuos perevarotas, Tai broli. kad jau nebe pirmų kartų perivarotas. Dabar kietas, Stefutė grįžo iš sveikatingumo mokyklos, broliu. Kaipgi šitą vadovą, kaipgi pavardėgi tagi? Paštetas. Eik, tu koks tik kepeninys, va, Kepenis. Kepenis. Tai va, atvažiavo pilnų šaldytuvų literatūros prigrūda dabar. Saka, na, šial gyvens masiveikai. Ramundėlį iš karto dietas pasadyna. Kai nematas Stefutė, sėdžiu ant sofas, va. Nu, tik tai, kam Stefutė, ką mama? Atsakau, Biausi, šitokia šeiminykė būdavo, kokia sriubas virdavo. Karštų šitiek receptų dakėja padaryti. A dabar va nieko nebelyka. Tai kad nei šaltų nebelieka patiekalų. Aha, vietoj šaltų dabar lungų atidaro. Va. Tau kaip šalta. Palauk, tai kokį jūs valgat, tai... Tai va, pirmas 3 dienas nieko nevalgė. Ir tu niekų daliepė mineralinį užgerti. Va, saka, turi kakėti šlakai išėjai. O tai išėjate šlakai? Tai kad nebuvo net ir ateis. Visų savaitį pralaukiama būtų su tatu. Nu, nebuntavok Biausia, taigi iš tavys turi šlakas išėjai. Tai negi ta kažkokia katilydė, kad iš manęs eitų šlakas. Apie tą matematikos mokytojas sakė, kad iš manęs išeis geras dailininkas, va. Haha, iš tavys išeis avangardistas. Nu, ta pati klausyk, kaiminėlį, nu tai vis tiek, tai kai kūgi pakramtot, kai kad, nu, žiūrėk, tai kasgi dabar pusryčiam jums būna? Ha, pusryčiam. Pusryčiam daidinti avižų grūdai. Mat kaip, o pietum? Pietum tie patys grūdai, tik tai porcija biškį didesnė. Aha, o vakarieniai? O vakarienė irgi grūdai, tik biškį daugiau sudėigi. Va. Grūdai, sakai, tai grūdai, matai, avižų, tai gerai, sakagi, kad nuo grūdų vyriška energija kaip ir padidėja šitą. Nepastebėjai kokių pokyčių, ką? O, pastebėjau, kai šitos grūdus ryju, ką tai unkumelas dairytis pradėjo. Matai, ko su berniaku padarė? Savaitį pavalgydyną, aš vingia kaip eržilas tikras. Tai, sakai, į kumelas, tai kaip čia dabar, ar pirkt kumelį nori, ar orientacijų keiti? Biausiau, supranti, vat ką tai pastaruoju metu tai būna, kad aš visai orientacijų prarandu. Vat būna pratas, tai poptimsta, vėl nežinau, ar diena, ar naktis. Pala, tai kaip susiorientuoji, gal pagal laikrodį? Taip, pagal graudų partijų. Ir tai da ne viskas. O kas da? Kas da? Nematas, Stefutė? Ne. Žiūrėk, sakė, na rydienas prasideda kokieti meditacija ir jėgas pratimai. Kas tokia? Jėgas pratimai. Nebeliesgi tik suskydė runkų. Bet taigi palauk, taigi dabar čia madinga, taigi kogi tu nepatenkintas dabar? Matai, Biausiau, tai man blogiausia, kad aš nelabai man gauna šitas valatos pozų sėdėjai. Aha, ta tai vis gaunas krizantemas poza. Palauk, tai kiek dabar tą krizantemas pozų reikia sėdėti, nebesuprantu. Tai va, sakė, šitas kepeninis mokytojas sakys, kad reikia sėdėti tol, kol pražydės. Sveikuoliai, pasiruošę mankštai? Aha, apsitkajas. Aha, manyt, pasiruošę. Visi energijų turėtum. Žiūrėk, kad tau ta energija tik tai parkelnės neapsireikštų. A tu, tėvai, ko toks snukis nepatenkintas? O, nepatenkintas, kad šitas nervuoja tavo numylėti. Aha. O lašinių su svagūnais norėtum? Stefut, turi, ne? Turim, bet va tu gausi. Valės neturi atsisakyti. Nuo rytoj pratimai valiai ugdyt. 10 kilogramų lašinių ant stalo sėdės ir nevalgysi. A mes su mamytė valgysim. Ir tu negausi. Nu, viskas, mankšta pradedama. Numeriais įsiskaičiuot? Vienas, numeris 1. Pirmas. 3. O tu ko dabar tyli? Man Stefut labai reikia namo, sudėjau labai skubinu, aha. Aha, Stefut, a man pas Biausį reikia. A mani vyrai. Raima, mes su tau dabar druskus versmą nusisuk.